Sveiki, pabandykime bent trumpam įsivaizduoti žmogų, kuris yra mėgėjas kontroliuoti. Taip. Pirmiausia, turbūt iškyla tokio jautraus, sugniaužtais kumščiais, nerimastingo žmogaus paveikslas. Gali būti žmogus, kuris atrodo ir valdingas pakankamai, taip. Na ir apžvelkime psichosomatiškai, kur gali atsispindėti tą kontrolę. Tai pirmiausia, kas gali kentėti sveikatos sistemoje pas žmonės, kurie labai mėgsta viską kontroliuoti, o kontrolė, priminsiu, atsiranda tada, kada yra labai didelis nepasitikėjimas, sakykime, savim, gyvenimu, žmonėmis, pačiu pasauliu. Tai yra tam tikras nesaugumo jausmas, taip, kai mums yra nesaugu, mes norime sukontroliuoti kažkokius tai dalykus, kažkokius tai įvykius, taip. Galima imti bet kokią situaciją, tarkim, moteris, galbūt mamos visada norėtų sukontroliuoti vaikų sveikatą, taip, kad tik tai nieko neatsitiktų, arba apskritai vaikams nieko neatsitiktų. Būna tokios hiper saugančios mamos, taip. Taip pat žmonės, kurie orientuoti į darbą labai, taip. Irgi, kad visi procesai būtų sukontroliuoti, kad tik tai baisu kažkokį tai darbą patikėti kažkokiam darbuotojui, netgi jeigu jisai gerai dirba, nes tiesiog nėra irgi to pasitikėjimo, kad tik tai aš galiu ir panašiai. Ir žmonės, kurie negyvena savo asmeninio gyvenimo, dažnai tai būna jau galbūt pagyvenę tėveliai, kurie pastoviai irgi nori pagal save sukontroliuoti vaikų šeimas, gyvenimus, elgesį ir panašiai. Taip. Tai kokios sistemos gali būti paliestos, taip, tai dažniausiai tai būna širdies kraujagyslių sistema, taip, nes pastoviai yra jaučiama įtampa, automatiškai reaguoja kraujagyslės, tai gali būti ir pakilęs kraujo spaudimas, taip. Ir kai žmogus labai mėgsta gyventi kitų gyvenimus, dalinti patarimus, aišku, čia yra visokių niuansų, viskas yra ganėtinai individualu, bet tarkim žmonės, kurie labai mėgėjai patarinėti kitiems neprašant ir gyventi kitų gyvenimą, labai tokie super duper tokie rimti žmonės, kurie nemoka atsipalaiduoti, automatiškai ir kraujagyslių širdies sistema jinai pastoviai yra tokioje įtampoje, gali kamuoti ir anemija, ir tiesiog visa puokštė širdies kraujagyslių sistemos negalavimų. Taip pat be abejonės kentės nervų sistema, apie tai net kalbėti nereikia, tai yra nuolatinė įtampa, nuolatinis stresas, tas noras sukontroliuoti, kai tada, kada žmogus negali, tarkim, sukontroliuoti savo kūno, vyksta kažkas tai su kūnu, taip išeina, sakykime, tas pats stresas po iš kažkokių išspręstų situacijų, atsiranda tos panikos atakos, tiesiog kažkas vyksta. Taip, ir žmogus nesupranta, negali sukontroliuoti, irgi gali kilti tos panikos atakos, tos stresinės būsenos, tie drebuliai visokie kūne ir panašiai. Taip pat kontrolieriai dažnai kenčia jų virškinimo sistema, taip. Tai tos pačios kepenys, tulžis, kasa, tas jautruolis skrandis, taip, virškinimo sistema kalbės apie tai, kad žmogus tiesiog dėl to, kad jis negali kažko sukontroliuoti, kažkas jo neklauso, atsiranda nuoskaudos, jisai verda toje situacijoje, tose emocijose ir niekaip to suvirškinti negali ir automatiškai kokio atspalvio bus tos emocijos, tai tas organas ir gali sustreikuoti, taip. Todėl mėgėjams kontroliuoti bet kokiu atveju reikia išmokti dirbti su savo emocijom, su savo jausmais, apskritai išmokti pasitikėti ir savim pirmiausia, kas svarbiausia, pirmiausia savim, ir kitais žmonėmis ir pasauliu.
Va. Ir dar toksai momentas irgi gali būti žmonės, kurie mėgėjai yra kontroliuoti, kurie yra labai valdingi žmonės, dauguma, taip, gali kankinti ir problemos su svoriu, taip, priklausomai vėlgi, jeigu žmogus nori, kad jo žodis būtų svarus, kad metaforiškai, taip, kad jeigu jis kažkur atėjo, atsisėdo, jis turi užimti daug vietos, jisai turi būti matomas, ten ryškus, pastebimas ir kūnas gali irgi tai kompensuoti padidintų svoriu, taip. Va, nes, na, jeigu ateis, kai sakau, vėjo perpučiamas žmogus ir norės įteikti, pakontroliuoti, suvaldyti kažkokią tai situaciją, faktas, kad, na, čia metaforiškai vėlgi perkeltinė prasme, tokiam žmogui bus sunkiau ta prasme atstovėti save, pasipriešinti kažkam. Taip. Vėlgi, jeigu šiek tiek sugrįžtant prie virškinimo sistemų, irgi, tarkim, su ta pačia kasa irgi gali atsirasti problemos pas kontrolierius tada, kada yra nuolatinė kova su kažkuo. Tai gali būti ir su savim, ir prieš save, ir su kažkuo. Tai va, tai tiek labai trumpai apie mėgėjus pakontroliuoti, tai pasikartosiu, kad noras kontroliuoti, kadangi gaunu užklausas pakankamai dažnai būtent apie va tą nepasitikėjimą, iš kur jisai kyla, taip. Tai kontrolieriai, sakau, tai yra žmonės, kurie jaučia didelį nesaugumo jausmą, jeigu jie negali kažko numatyti, kažko sukontroliuoti, suvaldyti kažkokių tai situacijų. Taip, tai pirmiausia, sakau, reikia išmokti pasitikėti savim, imti pasitikėti žmonėm, ne aklai pasitikėti, ne kad viskas arba nieko, žinot, kaip būna, nepasitikiu ir staiga dabar turiu pasitikėti visų pasauliu. Taip, ir visais. Reikia ir patikrinti, reikia ir įžvalgas turėti, reikia ir intuiciją lavinti. Va, bet reikia pradėti tą daryti. Taip, nes tada, kada yra pasitikėjimas, tikrai ateina tas lengvumo toksai jausmas. Taip. Ir pats žmogus ir atsipalaiduoja, ir mažiau gyvena tose nesuvirškintose situacijose, ir mažiau atsiranda tos kovos elemento ir nereikia kišti visur to savo vienintelės nuomonės ir patarimus įmama dalinti tada, kada prašo, nes ta prasme vertini savo laiką ir panašiai. Taip. Tai va, tai tiek labai trumpai. Jeigu dar bus klausimų, galite klausti po įrašo.